Sveiki, čia picerija Napoli, dirbtinio intelekto pagalbininkas. Kokią picą norėtumėte užsisakyti į namus? Sveiki, norėčiau užsisakyti kaimišką pizzą. Puikus pasirinkimas kaimiška pica, kurioje yra kumpis, pievagrybiai, alyvuogės ir mozzarella. Kiek picų norėtumėte užsisakyti? Vieną. Puiku, užsakome vieną kaimišką picą. Ar norėtumėte pridėti papildomą sūrį ar mėsą? Tai kainuotų papildomai 1,50 euro. Pridėkite papildomai sūrio. Gerai, pridėsime papildomą sūrį. Dabar užsakome vieną kaimišką picą su papildomu sūriu. Gal galite pasakyti pristatymo adresą? Architektų gatvė 4, Vilnius. Ačiū, užregistravau pristatymo adresą. Architektų gatvė 4, Vilnius. Koks jūsų vardas? Tomas. Ačiū, Tomas. Ir koks jūsų telefono numeris? 86. Atsiprašau, tačiau galiu užregistruoti tik pilną telefono numerį. Prašau, pasakykite jį dar kartą. Taip, 86. Ačiū, Tomas, užregistravau jūsų telefono numerį. 5. Koks būtų jūsų atsiskaitimo būdas, grynaisiais ar kortelė? Grynais. Puiku, užsakymas bus apmokėtas grynaisiais. Taigi, jūsų užsakymas yra vienas kaimiškas pica su papildomu sūriu, pristatymui adresu Architektų gatvė 4, Vilnius, jūsų vardas Tomas, telefono numeris. Atsiskaitimas grynaisiais. Numatomas pristatymo laikas yra apie 40 minučių. Dėkoju už jūsų užsakymą.